Vienas speiguotą šeštadienio rytą Rokiškio rajoną drebino aukštais ūkiais dirbantis automobilių varikliai. Servizo zonoje vaikščiojo ir automobilius aptarinėjo susirinkę žiūrovai, neramiai varžybų starto laukė lenktynininkai. Čia surengtos automobilių žiemos treko varžybos, kurių organizatorius kroso pasaulyje gerai žinomas Domus Auto Racing klubas. Tai jau antrasis šio klubo suorganizuotas renginys šią žiemą, antrasis treko etapas. Kaip teigia vienas iš varžybų organizatorių Aurelijus, į antrąjį etapą susirinko gerokai daugiau dalyvių nei buvo sulaukta pirmajame, beje nors ir šalta, tačiau saulėta žiemos diena taip pat sutraukė gausų būrį žiūrovų. Kaip matot, žiemos trekas. To, ką labai visi nori, žiemą, kad vyktų kažkokios tai varžybos. Nes mes, aišku, krosininkai esam, bet šiemet padarėm ir, kaip sąlygas leido, kad padarėm ir treka varžybas, antrą etapą. Ar planai tiesiog, ar patenkinti lūkesčiai, ar yra tiek dalyvių, kiek norėtų, galbūt kiek susirenka vastovai? Praktiškai pirmas etapas buvo šiek tiek mažiau, nes praktiškai Rokiškio rajone po 7 metų pirmą kartą vėl varžybos. Tai skaitau, kad dabar antras etapas, tai tikrai jau daugiau dalyvių ir daugiau informacijos buvo paskleista. Nes pirmas etapas labai skubiai viskas vyko, tai praktiškai per savaitę suorganizavom. Antras dabar etapas jau prieš porą savaičių paskelbėm, tai taip, kad skaitau normaliai. Ar sunku buvo paruošti trasą būtent čia? Daugiau derinimo darbų. Taip, trasą tai nesunku paruošti, tai kad paprasčiausiai daug įvairių instancijų reikia perėti, kad gauti leidimai. Turim gana nemažai dalyvių ir tiesiog ar yra tokių greitų, kas važiuoja išties įspūdingai? Kaip matot, man atrodo, kad čia faktai patys už save kalba. Kadangi varžybos vyko ant užšalusio vandens telkinio, žiūrovams jas stebėti buvo itin patogu. Nuo kalno žemiau esanti trasa matėsi kone kaip ant delno. Varžybų organizatoriai dalyviams pasiūlė varžytis netgi 9 klasėse. Jaunių važiuojančių visais varomaisiais ratais, FVD, RVD, AVD, FVD Sport, AVD Sport Open ir keturračių 4x4 klasėje. Beje, keturračiai buvo vos keli, tačiau šie ne tik kaitino žiūrovų kraują greitų važiavimų, bet ir triukais. Jaunių klasėje greičiausias buvo Vytenis Valikonis, už jo finišavo Mantas Kelečius, trečiasis buvo Evaldas Priukelis. Nors jaunimas važiavo ne itin įspūdingai, tačiau pažvelgus į laikus galima matyti, kad kai kurie iš jaunių lyderių sugebėjo aplenkti ir galingesnę techniką vairavusius gerokai vyresnius sportininkus. Jaunių AVD klasėje pirmasis buvo Aivaras Masikonis, aplenkęs Domą Meilų bei Deividą Trumpą. Aršiausia kova virė FVD klasėje. Čia užtikrintai nugalėjo Rokiškio krašte žinomas sportininkas Gvidonas Bajorūnas su Seat Toledo. Šis perspektyvus jaunuolis ne tik aplenkė antruoju ir trečiuoju likusius Vytautą Valikonį ir Marių Žiukelį, bet ir pademonstravo įspūdingą važiavimą. Jaunuolis taip gerai valdė senučiuką, bet patį galingiausią Seat Toledo, kad žiūrovai Gvidono važiavimą palydėdavo palaikymo šūksniais ir ovacijomis. Štai keletas akimirkų Gvidono šou, nuo kurios sniegas kilo net keletą metrų virš automobilio stogo. RVD klasėje atitinkamai 1., 2. ir 3. vietas užėmė Marius Žiukelis, Andrius Jasikonis ir Nerijus Jasiukonis. Šioje klasėje dominavo BMW automobiliai. AVD klasėje nepralenkiamas buvo Dainius Druteika, už savęs palikęs Aidą Kandrošką ir Modestą Tamulį.
PVD Sport klasėje, kur automobiliai varžėsi sportinėmis dygliuotomis padangomis, nugalėjo Domantas Adomaitis, po jo į finišą atskubėjo Darius Valiulis. Gvidonas Bajorūnas šį kartą užsidėjęs sportinės dygliuotas padangas važiavo vėl efektingai, tačiau ne taip efektyviai ir čia jis liko trečias. AVD Sport pirmasis buvo Giedrius Druteika, antrasis Marius Dainys, trečiasis taip pat Druteika, tačiau ne Giedrius, o Audrius. Open klasėje nugalėjo taip pat Giedrius Druteika. Gvidonas Bajorūnas su Seat Toledo tenkinosi antrą vietą. Beje, Gvidas važiavo 3 klasėse ir visur pelnė po skirtingos spalvos medalį. Trečiasis Open klasėje buvo Aidas Kandroška. ATV 4x4 keturračių klasėje nugalėjo Darius Vaškelis. Antrasis finišavo Kęstutis Vanagas. Trečiasis čia buvo Rimvydas Dabrega. Tiek varžybų metu, tiek po jų dalyviai buvo patenkinti renginiu, į kurį dauguma susirinko ne kaip sakoma muštis trasoje, bet linksmai pasivaržyti. Tad visi džiaugiasi savo pasirodymu ir organizatorių pastangomis sukurti vieną paskutinių žiemos švenčių ant ledo. Varžybos labai geros, padangos geros, ledas irgi labai geras. Tik važiuojam labai susilpną mašiną, 1.3, Honda Civic. Iškyla problemos, bamperis biški nutrūko apačion ir taip gaunasi, kad reikia taisyti dabar serviso laiku. Ar tęsit varžybas? Tęsim, šturmanas man diktuoja trasą. Tai aišku, tęsim, bandysim, trūksta 6 sekundžių iki 3 vietos. Tai va. Bandysit atplaukti? Bandysim, jau šitas važiavimas jau bus jau kazino, arba varysim, dugnais varysim, jeigu pasiseks, tai pasiseks, arba pusnis bus daugiau nieko. Kaip ir baika. Čia viskas būtų gerai, jeigu nebūtų lemdazondas pjovė iš duslintuvo. Tai dabar viskas, dar nebetęsit? Ne, tęsim, ten tai pagalbinis, nieko baisaus. Šiaip važiuojam kol kas. O šiaip yra ką veikti ant ledo, pasivaržyti, kaip pati trasa, kaip kiti dalyviai? Šiaip su Subarinėm vis tiek, kai su tokia mašina, tai įdomiau vis tiek. Vis tiek sunkiau, negu Subarinės vis tiek nepaimsi su Audinė. Visai kitas važiavimas. Biški per daug daviau. Nedaviau, bet biški išjoto trasa. Kaip technika nepaveda? Ne. Kaip manot, koks bus rezultatas? Net neįsivaizduoju. Pirmą kartą važiuoju, niekad nevažiavęs, tai skaitau normaliai. Na ir kaip būtent klasėje su kitais dalyviais? Kaip sekasi? Normaliai. Šitą važiavimą pirmas? Šitą važiavimą pirmas. O pati trasa, kaip įspūdžiai ant ledo visgi? Man patiko, pirmą kartą sakau, bet tikrai gerai, man patiko. Puikiai viskas. Antri kol kas. Antri kol kas. Kiek dar liko važiavimų jums? Paskutinis dabar. Tai bandysit pirmą vietą iškovoti? Bandysim, aišku. O šiaip kaip pati trasa, kaip varžybos organizuotos? Puikiai, šiaip viskas gerai. Įdomės, slidi trasa. Gerai viskas. Varžovai irgi pajėgus? Pajėgus, irgi mokantis važiuoti. Ne pirmas kartas. Nežinau daugiau, kad laukiam dabar. Pertrauka bus dabar. Sekasi normaliai, kol kas vienoje klasėje esu antras, kitoje trečias. O kitoje dar nežinau, pagal taškų skaičių kol kas irgi pirmas. Ar technika laiko nepaveda? Na, kol kas laiką. Viskas gerai. Liko dar vienas važiavimas turbūt. Taip. Stengsies dar kažką padaryti, ar tiesiog tenkina užimama šiuo metu vieta? Stengsiuosi dar padaryti iš antras į pirmą. Ir manai pavyks? Turėtų pavykti. Trūksta 1 sekundės. O tai labai nedaug. O kaip pačios varžybos tau, kaip pats organizavimas ir pati trasa? Viskas tiesiog idealu. Oras geras, trasa gera. Greičiai geri. Dalyvaujat varžybose? Dalyvauja. Ir kaip sekasi? Šiaip savo. Tokiom padangom šiaip savo. Nepasiruošta. Dalyvaujat kaip mėgėjas, ar tiesiog rimtai bandot pasipriešinti? Mėgėjas. Man ten buvot nušokęs į pusę, atrodo, ne? Buvau 2 kartus. Labai skaudžiai? Labai neskaudžiai. Bet pagalbos prireikė? Prireikė. Nevažiuoja. Buksuoja. Šiaip kaip pačios varžybos, kaip pati trasa, būtent ledas, varžovai, kiti visgi ir pavykęs renginys, kaip manot? Trasa geresnė nei praeitą kartą. Nežinau, gerai. Daugiau ledų, daugiau sniego ir... Sniego daugiau, įdomiau, mažiau slysta. Varžovai tai stiprus, ką čia su Golfas prieš Subaru. Tai čia yra. Taip išeina. O kaip trasa? Gerai trasa, viskas gerai. Oras geras, ką daugiau galima pasakyti. Liuks. Kokie rezultatai šiuo metu? Per 3 klasės, tai nežinau. Kol kas. Liko dar vienas važiavimas turbūt. Vienas važiavimas viską parodys. Bandysit dar paspausti ar tiesiog išlaikysit? Nebandysim spausti iki galo. Tai turbūt vienos paskutinių treko varžybų šiais metais, kadangi atėjęs pavasaris ledas su kiekviena diena vis labiau tirpdys ir ant užšalusių vandens telkinių varžytis bus pavojinga. Taigi lauksime Domus Auto Racing treko renginių ir kitą žiemą.